Labadiena, su jumis žinių radijas. Prie mikrofono Adas Viliušis. Kiekvienais metais balandis pasaulyje yra minimas kaip supratimo apie autizmą mėnuo. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, kasmet autizmo spektro sutrikimas yra nustatomas daugiau nei 350 vaikų. Nepaisant to, mūsų šalyje vis dar nėra sistemingai suteikiamos pagalbos autistiškiems vaikams. Tad autistiškų vaikų tėvai beieškodami pagalbos savo vaikams atsitrenkia ties valstybės institucijų durimis. Valstybė nefinansuoja gyvybiškai svarbių terapijų. Taigi tokia ir yra mūsų laidos tema. Ir studijoje mes kalbiname asociacijos Lietaus vaikai valdybos narę Kristiną Radžvilaitę. Labadiena. Tai pradėkime pirmiausiai nuo to, kad ne kiekvienas žino, kas yra autizmas, o jeigu tik yra kažką girdėjęs, neretai painioja šį sutrikimą su kitais sutrikimais. Pirmiausia, turbūt tas painiojimas yra dėl autizmo įvairovės. Ir aš galvodama, kaip apibūdinti, prisiminiau tokią pasaką apie tai, kaip akli žmonės apibūdino dramblį. Nes kiekvienas pačiupinėjo kažkokią ten dramblio kūno vietą ir bandė papasakoti, kas tai yra dramblys. Tai apie autizmą turbūt panašiai, dėl to, kad jeigu esi susidūręs su vienu autistu, tai ir esi susidūręs su vienu autistu. Ir kadangi kalbam ne apie autizmą, o apie autizmo sutrikimo spektrą, tai tame spektre yra iš tikrųjų labai didelė įvairovė, nuo beveik nebendraujančių, nekalbančių ir nuo pasaulio atsitvėrusių žmonių iki tokių praktiškai genialių, kurie turi aukštesnį negu vidutinį intelektą, kurie yra labai gabūs muzikai, menui, mokslui, bet yra kažkokie šiek tiek kitokie, keisti ar ne, keistesni. Tai jeigu tėvai pasakoja apie autizmą iš savo šeimos, iš savo vaiko tokios perspektyvos, iš savo asmeninės perspektyvos, tai tikriausiai medikai ar psichologai, terapeutai, jie gali papasakoti jau šiek tiek plačiau, nes susidūrė su daug vaikų, žmonių. Bet visada turbūt išgirsite tam tikrą tokią neabejonę, bet neskubėjimą labai greitai atsakyti, kas tai yra autizmas, būtent iš žmonių, kurie susidūrė su tuo plačiau ir giliau. Dar kitaip sako, kad autizmas yra aklumas socialiniam kontekstui. Tiek kalbant apie tuos sunkiuosius autizmo atvejus, ir ten jau prisideda daugybė kitokių dalykų. Bet ir jeigu kalbėsim apie tą kitą pusę, kur jau žmonės yra aukšto intelekto, labai gerai prisitaikę aplinkoje arba gerai prisitaikę aplinkoje, jie taip pat yra kažkuo nepritampantis būtent prie socialinio konteksto. Sakykime, sunkumai komunikacijoje ir sunkumai suprasti, kas dabar darosi kito žmogaus galvoje. Tai yra turbūt pagrindiniai dalykai, kuriais gali pasižymėti ir tas žmogus, kuris mokosi aukštojoje mokykloje ir apgynęs daktaro disertaciją ir panašiai. Žodžiu, jam sunku iš intuicijos pagauti, ką jūs galvojate arba kokia jūsų nuomonė, kokie jūsų žingsniai bus toliau. Dauguma žmonių tą jaučia tarsi intuityviai, tuo tarpu autizmo spektro sutrikimo žmonės ar žmonės turintys Aspergio sindromą, autistiški žmonės, jie turi tą suprasti logiškai, prisiminti, kad toje situacijoje greičiausiai tai yra apie tai. Tai viskas eina ne per kažkokią intuiciją, o per loginį mąstymą. Kalbant apie diagnostiką, ar ne, autizmo, ištyrus vaiką, kad jis turi autizmo spektro sutrikimų, ką tada daro tėvai, kaip toliau teikiama pagalba iš valstybės pusės? Tam tikrą prasme jie nežino, ką daryti, todėl kad labai aiškios schemos ir nėra. Kaip ir sakiau, kiekvienas vaikas yra unikalus ir jo tas rinkinys, ką jis turi atsinešęs ir ką jam aplinka iki šiol suteikia, tai yra unikalu. Dėl to gydytojai duoda tam tikras rekomendacijas ir iš tiesų tai nėra gydymas, tai yra ugdymas. Iš karto mes kalbam ne tik apie sveikatos sistemą, o kalbam apie švietimo sistemą. Kai susiduria, turbūt visam pasauliu, bet Lietuvoje ypač, kai susiduria dvi sistemos, tai prasideda tam tikri tokie gūžčiojimai pečiais arba neatitikimai, kur sako, bet čia jau nebe mūsų sritis, o čia dar ne mūsų ir panašiai. Tai jeigu kalbam apie ką tik diagnozuotus atvejus autizmo, tai didžiausias diagnostinis centras šiuo metu yra Vilniuje, lygiai taip pat diagnostika yra teikiama Kauno raidos centre ir taip pat yra Druskininkuose sanatorija Saulutė.
Tai vat tie 3 tokie centrai, bet Vilniaus ir Kauno yra pagrindiniai. Ir kaip žinia, čia dirba kompetentingiausi žmonės šiuo metu Lietuvoje. Bet be to, kad mes diagnozę savo vaikam išgirstam, mums geriau nepasidaro. Mes kaip tėvai jaučiamės iš tikrųjų palikti nežinioj, nes ta informacija tokia yra, kad dabar daug kas priklausys nuo jūsų pačių, dabar jūs turėsit pradėti gyventi visai kitaip. O kaip kitaip ir ką čia dabar daryti man šiandien, tai kartais iš tikrųjų iš to šoko tu ir negirdi dalies dalykų ir negali jų suvirškint pradžioj. Tai tokia iš tikrųjų yra sudėtinga ta situacija, kaip mes kaip tėvai čia Lietuvoj startuojam. Jūs paminėjote rekomendacijas iš vaiko raidos centrų atlikus diagnostiką. Ar jie pasiūlo kažkokias tai metodikas ir ar tos metodikos yra veiksmingos ir ar apskritai jos yra valstybės finansuojamos? Štai ir yra tai mūsų pagrindinis temos klausimas. Tai jeigu kalbėsime apie metodikas, tai noriu iškart pasakyti, kad metodikos šiandien tokios kaip ir labiausiai žinomos yra 2 krypčių. Yra behavioristinė kryptis, kur yra ABA, arba kaip lietuviai sako ABA, ir TEACH. Ir yra kita kryptis, kurią mes pavadinom tokia naturalistinė kryptim, kurioje yra tokie metodai kaip Floor Time arba DIR ir Sunrise'as. Yra ir begalė, aišku, kitų. Manau, kad taip ir turi būti. Bet šiandien tiek raidos centrai, tiek kai kurios švietimo įstaigos yra dirbančios arba susipažinusios su TEACH metodika ir ją šiek tiek perduoda ir tėvam. Sakau šiek tiek, todėl kad mes, būdami raidos centre, per tas 3 savaitės gaunam daug visokios informacijos ir tikrai sudėtinga yra imti ir išmokti, kaip čia toliau dabar su vaiku dirbti ir kaip galbūt tą informaciją, kurią mes išgirstam, dar ir perduoti ugdymo įstaigai. Ugdymo įstaigos, kai kurios parodo tam norą, jos lankosi mokymuose, praktiškai gera valia, jos perima kažkokias metodikas ir rekomendacijas, bet specializuotų įstaigų, tokių, kurios tikrai labai glaudžiai bendradarbiautų su, sakykim, raidos centrais. Galiu paminėti Kaune, yra prie Kauno raidos centro įsteigtas lopšelis. Vilniuje mes tokios specializuotos neturim. Ir yra viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri dabar turi šalia ir tokia kaip dienos priežiūros paslauga teikiama, tai yra lopšelis darželis Čiauškutis ir šalia dienos centras. Tai vėlgi, jeigu kalbam apie kompleksinę pagalbą, tai vat iš valstybės pusės ta kompleksinė pagalba vienoje įstaigoje Vilniuje yra. Bet negaliu sakyti, kad labai gerai susipažinusi esu ir galiu komentuoti, bet galiu pasakyti, kad to tikrai neužtenka ir kad jeigu kalbam apie tą gerą valią, ar ne, kaip ir užsiminiau apie ugdymo įstaigas, tai tikrai neturėtų būti tik gera valia ir gero žmogaus ar gero vadovo ar labai aktyvios mamos dėka tie dalykai sudėlioti į vietas. Vaikai yra palikti tokiam tada jau išlikimui. Ir manau, kad tiek tėvų atsakomybė, tiek mokytojų, tiek įstaigų vadovo atsakomybė pasakyti, ką aš padariau, kad tam vaikui, tam autistiškam vaikui būtų teikiama reikalinga pagalba. Dabar dar grįžtant prie tų rekomendacijų raidos centre, tai iš tiesų mes gaunam surašytą raštu ir galim tą naudoti, nusinešti į ugdymo įstaigą, jeigu jį pasirengusi priimti ir naudoti tos patarimus, bet jų pajėgumai yra riboti. Jie gali neturėti specialistų, gali neturėti kompetencijos, gali neturėti noro, ar ne. Ankstyvosios reabilitacijos centrai, kurie yra prie poliklinikų, jie irgi realiai turėtų teikti tam tikrą pagalbą vaikams iki 4 metų, ankstyvosios reabilitacijos centrai. Taip. Bet tų valandų, kurias apmoka valstybė, jų yra ašaros. Su autistišku vaiku tu turi būti pasiruošęs dirbti kiekvieną dieną, pakankamai intensyviai ir su tokia gera energija ir daug jėgų. Jūsų nuomonė, kodėl štai būtent autistiški vaikai mažai sulaukia dėmesio iš valstybės institucijų, kalbant apie įvairių terapijų ar papildomų kažkokių tai veiklų vykdymą? Manau, kad viena iš priežasčių yra ta, kad Lietuvoje apskritai metodai ir gydymas, kurie yra nesusiję su
medikamentinių gydymų yra atsidūrę šešėlyje. Tai jeigu mes kalbam apie metodus, kurie yra tokie sunkiai tarsi apčiuopiami ar ne, psichologinės konsultacijos arba meno terapijos, kurios ir suaugusiam žmogui gali tam tikrais gyvenimo tarpsniais arba situacijose tam tikrose būti labai naudingi, pas mus tai yra dar kažkokia alternatyva arba, sako, moksliškai lyg ir nepagrįsta, kas yra visiškai netiesa. Tai manau, kadangi autistiškų vaikų tas vadinamas gydymas ar žmonių, kalbėkime ir apie suaugusius autistus, pagalba jiems ir yra ne vaistai, ne kažkoks apibrėžtas ar ne, kad tu pagulėsi savaitę ir 2 savaitės ligoninėje ir tau tikrai bus geriau, kadangi tai yra ilgalaikis, kadangi tai yra susijęs su ugdymu ir tais tokiais kitais minkštesniais metodais, manau dėl to. Aš nenoriu daug kažkokių politinių tų motyvų čia įnešti, bet manau, kad jų taip pat yra. Anksčiau buvo tikriausiai vaistais įvairiais gydomi vaikai, netgi buvo tekę girdėti, kad elektrošoku ar panašiai. Tai galbūt valstybė yra neparengusi tam tikrų specialistų ir neišugdžiusi dar kol kas. Gal tai per laiką pasikeis, gal štai žmonės važinėja į užsienį, emigruoja, pasimoko tam tikrų technologijų, jie grįžta čia ir pradeda jas taikyti Lietuvoje. Aš net neabejoju, kad tai pasikeis, nes kitaip tiesiog negali būti. Nebent visam pasaulyje vyks kažkokie labai baisūs dalykai ir mes dėl to turėsim apskritai sustoti su bet kokiu progresu. Bet esu optimistė ir manau, kad ta situacija privalo keistis ir jį pasikeis. Tėvai neleis užsimiršti sprendimus priimantiem žmonėm, specialistam taip pat, ir mes tikrai stengiamės pagal išgales teikti tą informaciją, kurią patys žinom. Labai tikimės daugiau atvirumo tiek iš švietimo įstaigų, tiek iš pačių specialistų. Noriu iš tiesų ir pasidžiaugti ir pakviesti, pasinaudodama progą, kadangi balandis autizmo supratimo mėnuo ir kitur valstybėse net ir sakoma, kad autizmo supratimo nebeužtenka, kalbėkime apie veiksmus ir apie aktyvius veiksmus. Tai Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai nusprendė prie to prisidėti, prie tų veiksmų prisidėti ir mes paskelbėm, kad iki balandžio pabaigos mes laukiame žmonių atsiliepiančių į kvietimą vykti rugsėjo mėnesį į Autism Europe. Tai yra Europos autizmo organizacija vienijanti bene 30 šalių įvairias su autizmu dirbančias organizacijas ir asmenys organizuojamame kongrese. Tai yra iš tiesų svarbus renginys, jis vyksta kas 3 metai, tai yra ne kasmet ar ne, o kas 3 metai. Prieš 3 metus jis vyko Vengrijoje, Budapešte ir žinau, kad tik tai 2 tėvai iš Lietuvos ten dalyvavo. Nebuvo nei vieno specialisto, nebuvo nei vieno terapeuto, ne, ir mes norime keisti tą situaciją, mes norim, kad žinios, kurios yra naujausios tiek švietimo, tiek medicinos, tiek įvairių terapijų, pat visose šitose su autizmu susijusiose srityse, kad jos ateitų jau dabar į Lietuvą. Tai dėl to yra 6 stipendijos, 3 bus skiriamos tėvams, 3 bus skiriamos specialistams. Vienos stipendijos vertė yra apie 500 eurų. Ir mes labai laukiam atsiliepiančių žmonių, reikėtų įeiti į mūsų puslapį lietausvaikai.lt ir ten rasite nuorodą į paraišką, ją reikės užpildyti. Tai mes tikimės, kad tokiu būdu vėlgi prisidėsime prie pokyčių. Tai jūs manote, kad informacijos sklaida, dažnas kalbėjimas apie tai, dažnas priminimas valstybės institucijoms paskatins jas atkreipti į autizmą dėmesį, taip? Tai mes jau kaip ir matome, kad tas po truputį vyksta ir mus kviečiasi ir į spaudos konferencijas, ir į kai kurias darbo grupės. Dalyvavom vienoje svarbioje darbo grupėje, dėja apie rezultatus, ar jie svarbus, aš negaliu taip džiugiai atsiliepti. Tai ką ir kalbėjom, ko trūksta, manau, kad trūksta aiškumo ir tam tikros strategijos, ar ne, į ką mes einam ir kas yra mūsų tikslai.
ir ką mes galim išspręsti vat šitame etape, artimiausių metų, per metus, per 2-3 metus, kas yra mūsų 10 metų perspektyvoje, to labai trūksta. O mes kaip tėvai suprantame, kad tie veiksmai, kuriuos dabar bandom daryti ir iniciatyvos, kurias dabar darom, kad mūsų vaikai naudos iš to greičiausiai nesulauks arba sulauks tik iš dalies. Bet dėl to ir sakau, kad mes vis tiek optimistais privalom išlikti, tiesiog nėra kitos išeities. Gerbiama Kristina, labai ačiū, kad prisijungėte prie mūsų ir papasakojote daug įdomių dalykų ir pasidalinote savo įžvalgomis. Studijoje kalbėjomės kartu su Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos nare Kristina Radžvilaitė. Ačiū, kad pakvietėt. Telefonu nutarėme pakalbinti ir kovo mėnesį Lietuvoje viešėjusią mokslų daktarę Jael Kimhi, Izraelyje dirbančią edukologę, Bar Ilan universiteto lektorę, intensyviai konsultuojančią mokyklas, ugdančias autistiškus vaikus. Kadangi Izraelis yra sukaupęs naudingų žinių ir pažangių sprendimų teikiant pagalbą autistiškiems vaikams, gerbiamos mokslininkės teiraujamės, kaip šioje šalyje organizuojama pagalba autistiškiems vaikams. Izraelyje mes labai daug dirbame, kad specialiųjų poreikių vaikams, taip pat autistiškiems, suteiktume tinkamą pagalbą. Skirtingose ministerijose veikia įvairios tarnybos, teikiančios visokiojopą pagalbą. Žinoma, tai priklauso nuo vaiko amžiaus ir jo poreikių. Tarkime, diagnozavus vaikui autizmą, socialinės apsaugos tarnyba šeimai kas mėnesį skiria finansinę paramą, kurios dydis yra nuo $500 per mėnesį. Parama gali būti ir didesnė, jeigu šeimoje yra daugiau autistiškų vaikų arba jeigu vaikas yra visiškai priklausomas nuo tėvų. Šeimoms taip pat yra kompensuojami įvairūs mokesčiai, tačiau mano nuomonė, svarbiausia pagalba yra suteikiama vaikams iki 3 metų prieš jiems patenkant į švietimo įstaigą, kuomet pagalbą skiria socialinės rūpybos ministerija. Čia autistiškiems vaikams yra specializuoti vaikų darželiai, kuriuose yra paskiriamos nemokamos intervencijos paslaugos. Tuo tarpu sveikatos ministerija kas mėnesį tėvams padengia išlaidas už kitas specialias intervencijos paslaugas. Iki 7 metų vaikas gauna didžiulę pagalbą. Per savaitę individualiai yra skiriama 14 valandų. Paprastai ši pagalba suteikiama specializuotose vaikų darželiuose, kuriuos finansuoja švietimo ministerija. Terapijoms švietimo ministerija skiria 3 valandas per savaitę. Tuo tarpu sveikatos ministerija dar 14 valandų. 10 valandų vienam vaikui įvairioms terapijoms, tokioms kaip ABA, bei 4 valandas tėvų mokymams. Konsultacijų metu tėvai susitinka su terapeutais, iš kurių gauna įvairių patarimų ir panašiai. Taigi, vaikų darželyje pagalba autistiškiems vaikams yra suteikiama bendradarbiaujant švietimo ir sveikatos ministerijoms. Pradėjus lankyti mokyklą, švietimo ministerija toliau teikia paslaugas, atsižvelgiant į vaiko poreikius. Jeigu vaikui yra taikomas integruotas ugdymas, jam suteikiama įvairiapusė pagalba iš specialistų, pedagogų, terapeutų bei ugdymo patarėjų, kurie nuolatos lankosi mokykloje ir padeda visai komandai. Be viso to, sveikatos ministerija dar finansuoja 3 valandų per savaitę intervencinę pagalbą. Taigi, stengiamės kuo daugiau jiems padėti. Kokie įspūdžiai jūs aplankė viešnagės Lietuvoje metu, kalbant apie pagalbą autistiškiems vaikams? Kokių pažangių dalykų, o gal net ir trūkumų pastebėjote lankydamasi mūsų šalyje bei dalyvaudama įvairiose konferencijose? Mano manymu, sveikatos apsaugos sistema tikrai daug dirba tobulinant diagnozės nustatymo tvarką. Konferencijoje, kurioje aš dalyvavau, vienas iš dalyvių kalbėjo apie diagnostiką
politiką Lietuvoje, kuri yra labai svarbi. Manau, kad švietimo įstaigose tikrai yra kur tobulėti, dirbant su autistiškais vaikais įvairiose pakopose. Toje pačioje konferencijoje aš kalbėjau apie akademinius sunkumus kylančius autistiškiems vaikams. Kaip ir čia, Izraelyje, mes daug dirbame, keldami mokytojų dirbančių su autistiškais vaikais kompetencijas. Manau, kad Lietuvoje šioje srityje yra nemažai dalykų, kuriuos reikia tobulinti. Nepaisant to, Lietuvoje buvau sužavėta žmonių susidomėjimu autizmu ir jų siekiu tobulėti. Tai yra svarbiausias dalykas. Na, o mes vilėmės, kad netolimoje ateityje autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams iš valstybės institucijų bus skiriamas dar didesnis dėmesys nei dabar. Laidą vedė Adas Viliušis, klausiusiems dėkoju už dėmesį, viso geriausio.